Sveiki, čia Jurgis Petrauskas ir ačiū, kad žiūrite. Šiandien laidoje matysite reportažus iš Tarptautinės tualetų dienos, Tarptautinės sveikinimosi dienos, Tolerancijos dienos, filmų vakaro. Taip pat reportažą iš dienos klausimo, kaip tau sekasi. Akimirkas iš gimnazistų tarybos filmuko filmavimo. Tolerancijos dieną minėjo ir Šviesioji gimnazija. Pertraukos metu buvo rodomas filmas Kas yra tolerancija. Taip pat buvo apklausiami mokyklos bendruomenės nariai, kas jiems yra tolerancija ir ar jie yra tolerantiški. Aš noriu pasakyti tik tai vieną dalyką. Mes visi toleranciją turime užsitarnauti. Tavo nuomonė yra tolerancija? Manau, žmogaus priėmimas toks, koks jis yra. Tolerancija tai gerbimas kitą, nepaisant jo trūkumus ir visą kitą. Ar svarbu būti tolerantiškam? Taip, labai. O ar tu esi tolerantiška? Taip. Ačiū. Lapkričio 7 diena mūsų mokyklos pirmokams įsimins dar labai ilgai. Būtent šią dieną jie buvo pakrikštyti ir tapo visaverčiais mūsų mokyklos bendruomenės nariai. Antrokai fuksiukams surengė nuostabų renginį, kuriame buvo daug garso ir daug šviesų. Skubame pasidalinti įspūdžiais. Geras. Jos buvo tiesiog nuostabios. Labai geras. Kodėl? Nes mes ten vaidinom, šokom ir viską darėm. Kaip tau sekėsi? Žmonės sakė, kad gerai. Ar buvo sunku pasiruošti? Nebuvo sunku, nes labai faina komanda, labai fainos repeticijos ir buvo smagu. Taškiau fuksus, jiems dalinau maistą, jiems dariau maistą. Kaip man ir skanus buvo maistas? Ne, tikrai ne. Per jūs sudegė visa Hogvartso alėja. Žuvo Haris Poteris ir Hermiona. Visa tai Godos kaltė. Šiais metais Kėdainių Šviesioji gimnazija linksmai paminėjo tualetų dieną. Lapkričio 19 dieną gimnazistai galėjo likti nustebę, kai atėję į tualetus rado įvairius užrašus, kuriais buvo stengiamasi praskaidrinti kiekvieną nuotaiką. Good afternoon. Guten Tag. Dzień dobry. Labą dieną! Lapkričio 21 dieną mūsų mokykloje buvo paminėta Tarptautinė sveikinimosi diena. Ši diena mokykloje buvo paminėta ypatingai. Kiekvienas gimnazistas galėjo viešai pasveikinti savo draugus ir mokytojus, palinkėti gražios dienos. Į šią smagią veiklą įsitraukė daug gimnazijos moksleivių. Kotryna, ar tu žinai, kas yra AIDS? Žinoma, Dominikai, juk dalyvavau šių metų lapkričio 27 dieną surengtame protmūšyje, kurio pagalba buvo paminėta Tarptautinė AIDS diena. Lapkričio 28 dieną gimnazijoje vyko kino vakaras. Gimnazistai galėjo siūlyti įvairius filmus, tačiau surengus balsavimą, kuriame balsavo 225 gimnazijos nariai, daugiausia balsų buvo surinkęs filmas Apsimeskim farais, kurį rodėme vėsų penktadienio vakarą. Ar ir tu pastebėjai, kad į gimnaziją skverbiasi bjauri rudeninė depresija? Ne, nesutinku. Lapkritis mūsų gimnazijoje buvo pilnas veiklos ir gerų emocijų. Manau, mes turime kuo greičiau tai išsiaiškinti. Paklauskime mokinių, kaip jie jautėsi lapkritį. Sveiki! Šiandien pakalbinsime mokinius ir mokytojus ir paklausime, kas gero nutiko per šį mėnesį. Man kas gražus nutiko? Gerai nupiešiau piešinį ir mane gerai vertino. Valgau. Gero nenutiko nieko, nes dienos vis dar trumpėja. Gero prasidės po kalėdų, kai dienos pradės ilgėti. Pirmą kartą iš kūno kultūros 10 gavau. Oi, visko daug, mokslai pagerėjo, kaip reikia. Tokia didelė adaptacija yra prie mokyklos, jau viskas patogiau, geriau. Iš tikrųjų ir antrokai netokie baisus, kaip buvo pirmomis dienomis. Gimtadienis buvo kažkada. Ar džiaugiatės, kad pagaliau užkrito sniegas? Aš džiaugiuosi.
Mokykloje jaučiu kalėdinę dvasią ir žinau, kad sugrįžę po atostogų 2015 metais už Baltiją mokėsime tik €70. Jei jau prakalbam apie naujus metus, reikia nepamiršti mūsų nuostabiųjų gimnazijos švenčių, tokių kaip žiemos mozaika, rytas kvepiantis kalėdomis ar akcija Būkime tokių gerumus. Kviečiame visus gimnazistus prisijungti prie pačių šilčiausių žiemos švenčių. Pamiršai dar vieną šventę. 12 mėnuo, 12 diena, 12 valanda ir 12 minučių. Mes, Švėdainių šviesiosios gimnazijos gimnazistų taryba. Finally, I'm where I wanna be. I didn't think this life was gonna be for me. I love you gave me to discover was right here, but now I'm caught up in a dream, don't wanna leave. See, I ain't been one for wishing, not at all. When you least expect it's creeping up on you. No confiding nor biting to no rules, and now I'm content knowing that I'm here with you.